Good morning, Vietnam! Gerą rytą žydrų ekranų gerbėjai. Tai va, grįžo žiema su trenksmu. Nu, čia jau sniego mažiau galėčiau sakyti, bet prie fabriko vakar atsikėliau, tai ne vakar, šiandien ryte atsikėliau, tai patikėkit. Balta, gal toks sluoksnis sniego. Keliai ledas visur, pričiuožinėti. Tai va, nu buvo vienu žodžiu smagu važiuoti. Čia žiūriu artėjai link šitų savo sandėlių, kaip ir mažėja to sniego mažiau iš tikrųjų negu šiaurės toj Lietuvoj. Tai va, kelias va toks. Varysim dabar prie ūkininko. Vienu žodžiu į mišką lysim ir krausimės tenai. Bandysim apsisukti ir į kalnę išvažiuoti kažkaip. Lemba sniegas ilgai į kalnę, nu, žiūrėsim, gal pavyks. Aš biškį reikės daugiau užsispausti, kad išvažiuoti. Galėčiau grandinės dėti, bet lemba įšala nelabai yra, nežinau, ar čia pamačiusi. Na, vienu žodžiu, kažkaip va, bandom, važiuojam kartu ir galim pabandyti kažkaip užsikrauti. Nu ką, bandom. Čia va, jau vietų iš kelių šimtų metrų. Eisim į vidų, apsisuksim. Tai dėl to kaip ir nieko baisaus, bet vat išvažiavimas į kalnę. Tas mane labiausia gazdina. Į kalnę ir jeigu kas atvažiuotų, tai būtų prastai. Šneka. Nežiūrim, niekino nevažiuota. Ką, kas belieka, bandom. Lucky day bus ar ne lucky day. Biškį paminsim. Jau reikės šiandien stojant bandyti varyti. Šitos varastus krausim. Čia tai yra. O čia va apsisukimas šioks toks. Na, šiaip jisai geras, viskas su juo okei. Ten paduosim į dešinį, ten nusistumt. Ja, blemba sliduvą stabdį paspaudžiu. O, mašinų tarp provežių ir vaikšto. Įdomu, kaip čia man seksis iš jų išlipti. Jaučiu nekaip. Ką, bandom? Provežių neišlipu. Tiek su kranu priekabą taisytis, kas beliks. O, ratą užkėliau vieną. Nuslydau. Čiuožinėju ant to sniegą kaip ožys, kaip ten sakant, ledo. Neteks rimtai priekabą apsisukinėti. Fik. Buksuojam. Kalne biškį. Šitien dar būtų gal taip visai nieko, bet blemba. Pas ūkininką tie sutverti piemenys. Nieko turėčiau prasibuksuoti. Nu va, to šlapės sniegas ir neinu savo padangom.
Bandom pilną blokiruotę, bent jau kažkur iškilti į viršų. Po čiučiut einam. Biškį atgal. Priekį. O, įsirausiau iki žemių ir išvažiavau. Nu ir liuks. Taip, blokiruotę išjungiau. Stojam krautis, blemba. Reikės pasiberti biškį, čia toks kaip ir ledelis, ne ledelis, nu vienu žodžiu. Nežinau, kaip čia bus. Ar atgal biškį pavažiuosim, nu kažką tokio reikės gimdyti. Čia pasimynė toks ledukas, jau čia reikės biškį prasikas, pasiberčia. Ten šakas ir įkalnė jau gazą paimsiu, svarbu nesustotis. Nes jeigu sustosiu, tai amen, kapukai. Lemba sušalau, vėjas, stintantis, -3 ir ant lauko, grinai pučia. Lemba šalta. Aišku, nesiskundžiu, žemė įšals, bus geriau. Ką, bandom tada judėti, ne? Svarbiausia, nieks netvarytų, nelabai matosi. Stoja medžiai iš anos pusės, nu, geriau matyti, bet... Vas, pamarskom, kaip sako, mynam iš čia. Biškį susmigau gilin. Reikia priekį. Svarbiausia, kad kreivoliot neprasidėtų. Jo, biškį. Išlinguot.
tų, kaip sakyt, krojus, susmego ratai šilti. Prieki biški. Atgal. Blecha mucha, nu. Lygioj vietai. Ir ašis paspausta, kad lengviau išeiti ir vis tiek. Nu, juda, nors kiek ant gazų nejuda. Padam į priekį. Nu. Atgal. O, iššokau iš tų. Bandom. Buksavimai. Čia minkšta. Iki redlaino darau. Svarbiausia, dabar nieks neatvažiuotų. Neatvažiavo. Iššokau. Einu namas. Kaip bijojau. Ant kelio, hebra, yes. Išlinguot pavyko. Ir dabar reikia kažkur stot žiūrėt. Čia kur vietos daugiau yra, biški tiesiog prisirišt. Jau galėsiu. Čia jau ramiai va, punktyras. Čia ir stoju. Varinkas. Čia vis tiek visi greit nelėkia. Slidu, tai apsilenks. Einu aš prisiryšiu krovinį ir varom į išsikrovimą. Nu ką, judesį iki vietos 7-5 kilometrai. Veda tai prietkeliais tokiais, bet varysim prosto, patiesumais, gerais keliais. Neišsukinėsiu, nemesiu kelio dėl to kelio. Varau, įsimetu ir grįžtam į tą patį sandėlį, kur vakar vargau. Ten paprašiau kliento, čia kuris samdomus, kad šakų į tas duobes primestų, eglišakių pridėtų, kad giliau neskęstų. Čia minusas, vėjas, turėtų įšaltas kelias ir vėl laikys jisai iki lietų. Kad ten ir bus biškė atotrėkis, jau bus dzin, svarbu. Giliau nesminga, įšala ir gali važiuoti. Tai va, tai sakė, nuvaris padarys, tai gal bus mums čia lengviau makanotis. O, dirbo traktorius blemba. Stumda. Pasakyt, kad čia tokių technikų yra, gal nuvarytų pralygint tą sandėlį. Va. Nu ką, judam, tas stosiu pakvitaut kažkur, užkasiu. Pakeliui bus matyti. Šaltas vėjas, viską, bet šiandien nesibėdavoju, nes blemba reikia man to šalčio, kitaip užšikna tam sandėlį. Nu va, hebra, įsikroviau. Naumis, ne, Lokio Žemaičių Kalvariečių vadinasi turbūt. Dabar reikia išvažiavimą kažkur rasti. Čia neišvažiuosim. Kur čia man reikia? Ai, bilia kur svarbu iš čia išvežti. Nu žiūrim, kaip čia važiuoti. Čia kažką centre rodo, gyvenvietės. Reik ženklų žiūrėti. Nu karočią, miestelį įsikraudniau po laidais. Teko biškį paprakaituoti. Upės patvynė, blemba ištvynė, plaukė viskas, kiek mačiau. Ja.
Šiaip keliai jau pabarsyti, bet slidu, va, pagrindiniai nieko, bet tie šone tai ne kažką. Taip. Arba apsisuku va žiedą ir grįžtu atgal, ne? Tų vietų turbūt reikėjo dėti ant kapeikas ir varyti atgal. Gal antrą kartą šitam kaime randuosiu per karjerą savo kiek dirbu. O, čia laidai šitai sukišti reikėjo. Pavyko išlėto ramiai sudėjau. Ką šūtinam toliau darbuotis, grįžtam dabar į vakarykštį sandėlį. Žiūrėsim ten, kaip pavyko suremontuoti tą įvažiavimą. Kažkokios pamačius, nepamačius, į minusas yra. Šioks toks simbolinis, gal nebus labai blogai. Nu va, tą vieną miestelį galim prasivažiuoti. Žemaitijos, šitokiais nemes kelią dėl takelio darau. Nusikerpa neblogas kampas. Asfaltas, viską, bet nu va toks baltas kelias, bet važiuoti galima. Bandysiu sutaupyti kilometrų ir laiko grįžti iki sandėlio. Galim dar apsižvalgyti. BMW biškį. O, kad plačiai ateina. Aš jau čiut nepušim važiuoju. Laimingi, viskas okei. Alsėdžių miestelis. Nepamenu, gal ir tekia važiuoti. Kada? Sporto kompleksas prie Piliakalnio. Gražu. Man reikia, važiuojam, žiūrim. Kas šitą gerą šitą miesčiukį. O, kabinuką. Centrinė aikštė. Man palaukit, reikia. Lemba biškį. Priklydau jaučiu. Palaukit. O. Pralekiau, reikia atgal stumtis. O gal ten pravažiuosiu. Nežinau dabar, kaip daryti, aikštelę neužsuksiu. Varom atgal. Čia po plytą palindau. O tai tau. Ar ne po plytą? Ne, čia iš anos pusės plyta, kad važiuoti negalima. O čia va, man reikia ir į dešinę. Opa. Sakau, žemėlapio labai nežiūrėjau, nieko, tai čia taip grybaudamas biškį važiuoju. Nu va, išraitėm. Mes būčiau čia turbūt nusileidęs, bet kai nežinai. Galima, negalima, gal ir galimėjo, jo, nieko. Kitą kartą žinosim, kai reikės, ne? Nu va, tiek ir tų alsėdžių. Miesteliukas toks gražus, tvarkingas. Ramus toks žiemos miegui įmygęs. Suruoja upė. Manau, kad ištvynusi. Čia su santaka dar kažkokia turbūt ar kas čia. Tam figa vandens upelėse. Čia va šitų signatarų dar kažko labai daug va tokių lankytinų vietų. Tačiau garsių žmonių kylia į šitą miestelę. Mes varom. Čia asfaltas, ten man atrodo žvyras. Šaunam link asfalto. Kažkas bandė važiuoti per lauką. Buza. Kažkieno va.
išbandytas kelias. Nu, aš šituo važiuoju. Kaip važiavau, tom provežiam pasidažabojęs, nieko va šone. Atrodo tik tai gražiai, iš tikrųjų tai ten gavnu. Žemės da vakar turėjau minčių, sakau, gal leisti vieną ratą, bet sakau, gal velniai nematė. Tai smarkiai nesuklydau. Pieva minkštutėlė. Ką? Taip, žiūrim. Čia. Biškį kelią dar reikia atsigamint, kur čia jis eina. Ir šičia. Blogiau nepadariau, kad grandinę susidėjau, man atrodo. Kabina gerai. Iš vietos bus lengviau išvažiuoti. Taip, artėjom. Apsižiūrėsiu, kaip ten situacija, kur čia plaukti, tą jau pravažiavau, tą vietą, kur labiausia krėtė. Taip, čia gal da buvo tokia minkštesnė vieta. Nebepamenu tiksliai. Lembau snygo. Nepadarė čia man gerą darbą tas sniegas. Nieko baisaus. Matas mano provežės pravažiuočių sniego, ne? Daug papustyta. Traukia dar iš provežio į griovį. Grandinė savo darbą dirba. Sakau, nerizikuosiu čia šitam sandėly, bent pirmą reisą, kol visą va tą vėžę prasiminsiu, kad išlystų žemė, kad būtų biški lengviau. Važiuom, pasižiūrėsim, kaip čia ką iškloja, kaip ką padarė. Čia va, kur sakiau, kažkur smarkiai krečia. Ir tenai toliau. Taip. Čia beržas. Beržų rastai. Nustoju dabar prie šitų. Jo, va čia va biškių užlygino. Atvažiavę. Na. Biškių užmetė. Ir va ten va. Einam apsižiūrėti. Jungiam siurblį. Duodam gazą ir einam apsižiūrėti. Sniegas toks, kiek, o čia, net lentelių pagaliukų padėjo po apačią. O, tai super. Čia va irgi biški patvenkė tą upelį. Nuliuk super padarė. Super padarė, a? Eisim ir praeisim va šitais. Tikiuosi. Labai. Nu, į va čia va prašiau, kad, žinau, blečių rastelių pridėjo viską. Gal neįlis tarp padangų. Čia va. Iškitas net tą pusę. Nu, tikiuosi tarp padangų neįlis. Šitas nelabai gerai. Toks daiktas. Šitas gali būti blogai. Nu va, čia priguldė. Turėtų būti gerai, manau. Važiuosim kažkaip. Aha. Galiu, kur čia ką galiu krautis, dabar sustojęs. Čia rantai, lauko. Čia kažkokie rastai, plonraščiai. Nu, diena biškai kitaip atrodo vėl. Vieną kartą prasimins ir bus gerai. Plonraščiai. Ten da plonraščiai, man atrodo. Šaltukas jaučiasi. Sniego viršas sušalęs. Pravažiuosim, išsitaškis vanduo ir bus gerai. Čia dar lyg tai plonraščiai. Nu jo.
Ką, bandom tada kažkaip krautis. Ai, gal malkus, mesiu vieną mašiną, pramint kelią. Ir tada antrą jau žiūrėsim, kaip čia geriau daryti. Nuspręsiu eigoj. Gal jo, reikia vieną malkų užsimest, kaip vakar, kad dariau. Taip pusę per pusę ir įsivežt. Ką, bandom tada hebrytę dirbti, ne? Nu gerai, čia gal tikiuos bus viskas. Padarė gal gerai. Svarbu tarp padangų nesulystų tie va pagaliukai. bandom po biškį. Taip čia, taip, taip, mechankė.
palinguot. Nesilinguoja da. Aha, blecha mucha. Ką, dar reikia tada pilną blokiruotę. Op. Gal nenutrauks iš šono. tą pilną, bandom pajudėti. O, čia buvo baisiausia. Antra. O, čia jau čia bus kapiec. Jau nebeišvažiuosim. O, dar lipu. Atsiprašant. Išbuksavau kažkaip, nežinau kas. Blemba, būtų įdomu sugrįžti, pasižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Bet išbuksavau. Išvažiuojam, užsuksiu į šoną. Ten jau kieta. Tai ten žiūrėsiu, bet jaučiu viskas čia. Kol nepašalo, nelabai čia ko yra lyst. Da į griovį tempė, sakau, per tą sniegą, blemba. Nu, žiūrim tenai. Minkšta, bet nieko. Lypa kraštas. Einam, pasižiūrėsim, kas gera. O, blemba, sustau, gal da biškį pavažiuoti. Reikia biškį tolin pavaryti. Nu, čia jau kieta, tarp provežių įlipau. Išvažiavam, einam pasižiūrėti. Einu nachui. Atsiprašau, kad keikiuos, einu pasižiūrėti, kas daras. Ratai tai purve, grinai. Va, visi čia sukryta. Viskas purvuose. Galas purvuose. Kipiec. Eina namas, važiuojam žiūrėti toliau. Dabar dar išvažiavau. Čia posūkis kaip nieko turėtų būti. Bet va, čia kieta, kur jau pravažiavau. Einam toliau žiūrėti. Ne, posūkis čia va kaip ir nieko, viskas okei. Trypės jisai. Giliau nelenda. Ten va, yra pavojingiau, bet čia va viskas gerai. Nu, žiūrim, ką turim. Kur čia buksavau, kur kas. Taip, čia. Dabar pravažiavau, šaltukas turėtų pradėti traukti. Nu, va čia viskas gerai. Šita dalis. Čia va viskas. Čia šlapia. Vakar buvo geriau. Užsnygo ir žemė čyla. Bet to pačioj kieta dar. Na pusė tai išvis kieta, o ten tavo provežė visą šlapia čia, tai gut. Jo, mama mia. Mama mia. O čia da biški taras lygia. Nu, kaip ir sakiau, kas čia guli. Čia mano. Mano čia apsauga. Eina nafik, nuplėšiau šitą. Nu jo, čia va. Prasitrynė, susmego. Opa. Šitie. Ir viskas. Čia va rastas liko šone. Čia viskas įsivaikščio.
Ir nuostolis yra. Nu, galime su plaktuku atkalt. Įdomu, kaip lentos. Nepastebėjau, ar gražios, ar negražios, bet va čia va. Trynė, va čia va kažkur į kraštą. Ir pistelėjau. Nu jo. Nelabai faini. Nu, dabar gal iššals bus geriau. Kas čia? Žiūrim. Nu jo, viskas išėjo velniop, galima sakyti, ką buvo padarę. Jo, plekam, tokias va takelis. Įdomi čia. Kažką bandyti pilnom. Nu, važiuosim kaip. Žiūrėsiu dar. Vieną reisą einam, pažiūrėsiu, kaip čia aš nesuvariau tų savo naujų atbojnikų pasikeistų. Visa šikna užnešta. Va, ir nuplėšė. Lentų nesuvarė. Šitą sulankstė. Na čia prisisuks kitas. Šitą nieko nenulaužė. Okei, varom į pagrindinę kelią. Šitą pasidėsiu, kažkur ranka šala. Bet jau čia jam jau kana nebeištiesinsiu. Reikės naują šitą daiktą. Tada čia pabūna iki išvažiavimo. Bandom judėti tolin. Taip. O, da čia dabar pastovėjau ir dar svariai. Dabar praminiau sniegą. Sniego nepraneša naktį. Šalčia. Gal pasitaisė situacija. Dalį ten nusimesti. Reikės taip ir bandyti. Važiuoju, nu, ką žinau. Važiuojasi, ble, tos duobės nei įšalę, nei kiek dar. Dabar va, prasitaškis gal geriau bus, minusas lengvas, bet čia reikia daugiau, kad paspirgintų šalčio. Ką, bandysim paskui ne tiek daug krauti pravažiuoti. Dalim, dalį ten, pasikraut dalį ten, kažką tokio. Ar tą patį baisumą jau prašokus dėtis kažką. Čia kažkas operacija dar liurpia. Šokio čečmiekai. Kaip ir išvažiavom. Nu, įlyka jau čia gėlytės, kaip sakyt. Juokas. Gerai, kad grandinė susidėjo, biški myniau kelią, biški vis tiek mažiau rizikas, kai reikia išvažinėti. Da, bekraudamas biški užtrukau, nes pasirušiuoti reikėjo, taip toliau. Tai buvo ką veikti, taip greit darbai nesidarė. Žiūrim, ką turim. Prasivažiuosiu provežę. Gal čia va, reikia mintis jam. Ne nauja, bet va, viršum pavyko. Bliam, su grandinėm gerai, šikna neslidinėja. Daugmaž pavyksta, ką planuoji. Lengviau. Tai va, chebra kraunasi. Susikalbėjom vienu žodžiu su to Fiskaru. Jie šituo keliu važinėja, bet neturėtume vienas kitam labai maišyti šiandien. Va, ką,
sandėlys, stosiu ten prie pagrindinio kelio, nusimsiu cepūras ir dokumentus pasiruošiu. O kol kas neblogai, čia atrodo viskas. Pačiam sandėly. Aišku, timberisgi neatskris dangom, jis turi kažkur važiuoti, jeigu nėra šone kur važiuoti, tai važiuoja tuo keliuku ir susibaladoja tos keliukus. Gal taip stebuklingas nebuvo. Pravažiavau minkštas, tai vienu žodžiu. Kažkas tokio jaučiu. Nu viso, grandinės nuimtos, popieriai paruošti, kelio 30 km su centais. Bandom judėti. Traktorius atvažiuoja. O, praleidžia mane. Gal čia suks jisai. O, blembo. Grįšim, žiūrėsim, ką čia dėtis, kad vėl eitų išvažiuoti. Nu, kažką pamainyti. Vienoje vietoje pasikraut, pratrauk, kitam gale dasikraut. Kažką tokio bandysim, hebra. Vis tiek mes įveiksim šitą sandėliuką. Dabar tik -2, bet tikiuosi, kad bus geriau. Nu ką, hebra, dar vienas krovinys pristatytas. Kiek čia liko? 800 metrų. Ir varysim atgal. Pasimėsiu greit. Ir viso, susiskambinau su lentpjūvės darbuotojai, sakė, palauks, leis įsikrauti. Labai gerai. Labai aš to džiaugiuosi. Čia tokia buvo gabaliukas prasto tokio žvirkelio. Bet nieko, atsikračiau. Nu ką, parodė, kur įsikraut. Čia va, vieni laidai šitie. Sakė, nėra tiek baisus, bet geriau neliesti. Anie va, aukštos įtampos, sakė, net neartinis relės, sakė, kažkam buvo. Paketintas kažkas buvo. Va, reikia kažkaip žiūrėti. Kraną įsilankstyti pavyktų ir nekliudyčiau laidų. Čia biški per stipriai pagal mane. Bandau tada, hebra, darbuotis. Jeigu nebepamatysit video mano, tai žinokit, iškepiau. Kažkaip bandau. Tokių va būna situacijų kartais. Ką, gyvas. Biški toliau pavažiavau, įsikrovau, nafik nerizikavau. Labai jau pavojinga. Tai ką, bandam išjudėti, nes pirmai čiut išlingavau. Taip pat, lingo. Nu. Kažkokios provežės eina. Tai gal rasim ir išvažiavimą. Svarbu įsibėgėti. Sniegas treška einant per viršų, šalena. Kur čia dabar išsukimas? Užpustyta. Čia va matau. Kažkas į kairę yra. Link kelio. Ten fermos. Man tikriausiai čia. Kažkas tokia. Ja. Čia va. Matau pagrindinis kelias va. Nu į liuks. Varau į sandėlį. Tada, nežinau, gal jau vakare susitiksim, arba kokiu čiūdu prisikrėsiu, tai tada pasijungsiu, hebra, jeigu ne, tai jau iki vakaro. Cirkas veikčiau man, sportuoti reikės. 6.5 hours later. Nu ką, gerą vakarą. Nu, vėl su cirkaišiu man viskas. Einam, apsižiūrėsim, parodysiu, kaip kas buvo, papasakosiu. Neturiu ką slėpti. Karočiu, vienu žodžiu, tvariau tarą krautis.
kaip ir viskas gerai, čia įvariau, sakau, prieš plauką išvažiuosiu, žinot, kaip įvažinėdavau. Tai vienu žodžiu pasikroviau ir, biškį užsidėjau ir užklimpau. Einam apsižiūrėsim, daug maž papasakosiu kaip kas. Dabar biškį toliau pavažiavau, nežinau ar gerai tik padariau. Karočią. Įšalo nėra, atrodo, blemba, viskas gerai, bet, tokia nesąmonė, pakrypė į tą pusę. Įšalo nėra. Viršuje atrodo taip nieko, bet pasikroviau ir taip nesupratau. Dieną geriau važiavau negu kad dabar vakare, kai -5, panašiai kažkas tokio laikas. Tai va, čia va mano šakų prisikapota. Čia va stovėjau, kroviausi ant šitų šakų. Gal ir nieko, jos gal man ir pamačiau visai. Gal be reikalą išvažiavau, nežinau. Kur čia va? Ai, čia. Einam da biškį va tolėliau. Va čia va. Va, kaip matot, duobelės tokios, kur sustojau, pasikroviau. Čia buvo varantieji ratai, ten va priekiniai. Į karočią aš pasikroviau ir pizė sukrito ratai ir neįkrūsti. Siubuoju tose duobelėse viskas. Tai įsikroviau pirmą rungą, antrą rungą kažkiek nusikroviau. Priekabai truputėlį buvo, irgi ten numečiau, va ties šitais rastais. Tada pasikabinau priekabą, kad priekį keltų į orą. Ir tada vargais negalais gal pusvalandį čia iki tol besimaskatuodamus išvažiavau. Tai va, tokie va cirkai va. Matosi duobelės tokios. Jas įkritau ir viskas. Nei pirmyn, nei atgal, blemba. Jau sakau, kai nusikrovau, pasikabinau, tada priekis pakilo, ratai prisispaudė, išlipau. O čia tai va, sakau, kapiec buvo. Gal be reikalo nuo šitų šakų nuvažiavau, bet kažkaip pabijau, kad vėl čia man duobelės pasidarys. Jau čia reikia eit atgal jas susinešt, pasidėt po ratais ir eit miegot. A ne? Tai blemba ir laikai pasibaigė viskas. Galvau, dar turėjau minčių nuvažiuoti, išsikraut, bet pipiec viskas. Tai va, bandysiu rytoj šturmuot aš tada prieš plauką išvažinėti, bet manau išvažiuosiu, nieko ten tokio tragiško nėra. Susikaupsiu ir išvažiuosiu. Ir viskas va. Nusivariau, žinokit, nuo kojų žiauriai su šitais nuotykiais visais. Noriu dabar tik eit miegot ir ilsėtis. Nenoriu nieko daugiau, tik alaus. Tai va. Jeigu patiko šitas video, nedaug žodžiausiu, spauskit like, prenumeruot, pakomentuokit. Ir viskas. Ir iki sekančių tada. Čiau visiems.